Sveiki, šiandien mes žaisim Schedule 1 full versiją. Šiandien be draugo. Aš jau biškutį esu pradėjęs, tai gal kažką naujo pasieksim. Tai einam toliau. Full versija yra biškai įdomesnė, nes yra daugiau mapų, daugiau kur serinti, praplatintas mapas, daugiau vietų, kur šautuvai visokie, mašinos. Tai labai patarčiau pirkti full versiją, o jeigu jums patiks, parašykite. Tai čia taip man atrodo namelis. Jeigu žinot Breaking Bad, aš kaip Walter White'as čia dirbu. Jeigu jūs gal turit Schedule 1 full game, galėsiu jumis pažaisti, tik parašykite komentarus. Einam pažiūrėt, gal kažkas nusipirkau Golden skateboardą. Einam žiūrėt, ar kažkas perka ar neperka. Geriausias dalykas man patinka yra, kai tu paselni, tu greit papikpokini ir gali gauti savo tą, kaip jis vadinasi, šituos narkotikus, cigaretės galima taip sakyti. Čia dabar tik tais cigaretės galiu. Va, dabar aš pažiūrėsiu. Man pavyko susigrąžinti. Tai čia taip ir įsiveikia, galime taip pasakyti. Bet čia realiai čia gali eiti, pardavinėti ir susigrąžinti pinigus. Šitą moteris neleidžia. Vis dar reikia užmušti paskui. O kai užmuši, mėgstamiausia dalis, lyšk čia. Tada paimi yra šiukšlę, įdėti čia ir uždarai. Kokį pinigėlį. Tai realiai, kai aš vis dar neturiu, ką pardavinėti, aš vis dar tą ir darau. Tai labai faina. Kažkoksai. Rūpūžė. Jei jums patiks, parašykite komentaruose, galėsiu dar kartą pakartot full versioną. O su draugu tai žaisim free sample paprastą versiją. Dymų. Galima ir taip pasakyti. Labai nepatinka, kad čia žmonės vaikšto labai daug ir čia tipo kaip ir kitas miestelis. Ir tai tipo tau reikia atsiunlokinti vieną miestelį, tu čia pagal levelius. Lokinės miestelius, tai biškai užtisa, nes tipo čia ilgai tas levinimas varo. Ai, čia galimai matėt per rytoj video, kažką žiūrėt. Tai kad galima, va taip, pasimti čia atstoji, spamini space jumpą ir laikai daraidą ir tada spamini. Nes paskris į orą, kaip nežinau kas. Reikit spamini ir dabar išskrėjau į orą. Dėsiu backflipą. Šiandien susidako rušis. Va dabar jau negerai. Jūs gal aš tokį sorę. Ai ne, išleidžius. Tik šiot. Čia. Teisinį kelią? Su. Biški buvo nesklandumų, tai turėjau biški iškirpti. Tai šitie man labiausiai patinka žmonės kartais, kai kažką perka. Šitą turiu arba kai neperka, va taip reikia jį. Šis mano mušas.
Labai nepatinka policininkai, bet tas taip nepatinka. Pagalas. Aš gal šitą galiu pavogti. Savo bag pamatau. Ima pažiūrėt pasibarškinu. Yes. Čia man realiai kaip ir vienas iš mėgstamiausių pirkėjų. Man reikia šito žmogaus. Va šito žmogučio. Neleidžia, bet man reikia connectionus. Kitų žmonių. Tai tas biški nelabai patinka, nes aš reikia, kaip žinau, kitam miestelėje rasti connectionus. Aš atsidariau. Pažiūrėsiu. Jo, aš atsidariau. Supplieris. Tai šitą žinau galimai. Dealeris. Tai einam surašytą žmogę. Liuką. Jisai va čia yra. Tai mes einam teisingai. Tik reikia dabar prabėgti prieš tos. Nežinau, čia galima dar miksinti tas cigaretės. Tai tu gali padaryti cigaretę, kuris tave susprogdins žiauriai, tipo. Įdomu, kur tas žmogus yra. Tikiuosi, kad čia jis, nes man bus blogai veikti su činiais. Pardos? Fainai. Tai čia jis. Fainai činiais. Toliau, jeigu jūs norit taip paslėpti itemus, tai uždengia va taip. Bet ir jie tada nemato. Nesenai realiai pamačiau tą dalyką. Tai tu kaip ir tai tos cigaretės tu turi ir dengtis. Tipo, jeigu nedengsi, tai tave suras. Turėsi pabėgti nuo policininkų. Ir kad reikia nebūti policininkų. Tai aš manau, šitai videai jau užtenka. Tai viso gero, parašykite, jeigu dar nori, kad pakartočiau komentarus. Viso gero. Viso.